Tepadeda man Dievas. Po kiekvienų Seimo rinkimų 141 Seimo narys prisiekia būti ištikimas Lietuvai. Tepadeda man Dievas. Sąžiningai tarnauti žmonėms. Tepadeda man Dievas. Vykdyti duotus įsipareigojimus. Tepadeda man Dievas. Kiek iš jų ištesi duotus pažadus. Visų pirma, tas žmogus visada laikosi duoto žodžio. Jis visada suteikia pagalbą patarimais, padeda investicijomis, visada dalyvauja mūsų renginiuose kaip globėjas, kaip patarėjas ir kaip dalyvis visada. Jis atvyksta į mūsų kaimą ne tik tai šventėje dalyvauti, bet padeda savo patarimais. Ir už tai iš tikrųjų mes jam suteikėme Degaičių garbės piliečio vardą. Išgirdome, kad šalia mūsų kaimo ir šalia Telšių miesto gautas leidimas pradėti statyti paukštyną. Paukštynas buvo iš tikrųjų be galo didelis, o mes ir su mažu jau turėjom problemų. Tiesiog kreipėmės į visas instancijas ir iš aukščiausias, žemiausias atsakymas buvo vienas, leidimas duotas, veiksmas vyksta. Iš tikrųjų buvo nepaisoma daugybės parašų žmonių, daugybės piketų. Nemaniau, kad Seimo narys galėtų ką padėti, bet mes taip ir padarėm. Pasikvietėm ir jo atsakymas buvo toks labai paprastas. Jis pasakė, aš pažiūrėsiu ir taip negali būti. Po šitų žodžių iš tikrųjų prasidėjo veiksmai. Mes išdėstėm savo argumentus ir iš tikrųjų visa šita istorija baigėsi gerai. Bet aš noriu pasakyti, kad šitas jo posakis taip neturi būti. Išliko mums visiems atminty ir mes visą laiką sakom, taip neturi būti. Taip neturi būti, kad mūsų vaikai važiuotų į užsienį, taip neturi būti, kad būtų pensininkai gelbėtų valstybę. Ir mes pritarėm šitiem žodžiam ir sakom, taip neturi būti. Ir mes, asmeniškai aš ir visus agituoju, balsuokim už tą žmogų, kuris pasakė, taip neturi būti. Mieli kraštiečiai, kviečiu dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose ir išreikšti savo nuomonę, kas yra tinkamiausias 4 metus atstovauti mūsų valstybei bei Telšių kraštui. Todėl spalio 9 atvykite į rinkimus ir sąžiningai atlikite savo pilietinę pareigą.